Tai laba diena visiems. Svarbiausia pakalbėti apie tai, ar bus Lietuvoje demokratiški ir teisingi rinkimai. Tai yra demokratiniai ir teisingi rinkimai yra laikoma viena svarbiausių teisinės demokratinės valstybės gyvavimo sąlygų. O viena iš tokių rinkimų prielaidų yra sąžininga, lygiavertė visų politinių jėgų rinkimuose dalyvaujančių kandidatų konkurencija. Tai štai, kaip šita konkurencija sąžininga yra išlaikoma, mes matome dar tik tai keletą dienų ir galėsim pašnekėti, nes požymių yra labai akivaizdžių, kad tos konkurencijos normų nesilaikoma. Pirmoje mūsų susitikimo dalyje kalbėsim apie konstitucinius teisinius aspektus susijusius šitą problematiką ir mums iš tikrųjų labai yra įdomu, ką apie tai galvoja Lietuvos Respublikos konstitucijos kūrėjai, taip pat politologai, politikos apžvalgininkai, atsakingų Lietuvos valdžios institucijų atstovai. Iš karto noriu paklausti, ar yra iš prezidentūros kas nors? Nėra. Yra? Malonu. Ar yra iš vyriausios rinkimų komisijos? Ponas Vaigauskas išvykęs, bet aiškiai pasakė, kad pavaduotojas, vienas ar kitas pavaduotoja turėtų būti, bet jeigu ne, tai ne. Iš Teisingumo ministerijos? Ne. Gerai, bet iš tikrųjų labai ačiū, kad dalyvauja prezidentūros atstovai. Tema yra nelengva, ypatingai nelengva atsakyti įvairiems žiniasklaidos atstovams, kodėl dabar dalyvauja 5 lyderiai, o ne kokie nors kiti, kas tos lyderius čia numatė, arba kodėl kokios interneto portaluose pasirodo diskusijos, o kamputėje yra informacija apie tai, kad kokį projektą rinkimai 2012 remia tokios ir tokios partijos, ir paskui tai sutampa, kad būtent tos partijos yra nuolat klausiamos ir kviečiamos į diskusijas. Dabar norėčiau suteikti žodį vienam iš Lietuvos Respublikos konstitucijos kūrėjai, nepriklausomybės akto signatarui, sąjungininkui, vienam sąjūdžio lyderiui, Romualdo Ozolui. Nedalyvauju rinkimuose, jokiame sąraše ir jokioje apygardoje, bet dalyvauju rinkimuose kaip pilietis atsakingas už savo valstybę. Tai yra, matau, galvoju ir sprendžiu, ką aš turiu veikti. Noriu pasakyti, kad tai, kas šiandien yra vadinama rinkimais, tai yra paprasčiausias parinkimas. Parinkimas tų, kurie galėtų toliau tęsti politiką, kuri yra numatyta, įtvirtinta ir aprobuota Seime bei su juo bendradarbiaujančiose institucijose. Apie tai, kad Seimo vykdoma politinė linija turėtų būti radikaliai peržiūrėta ir iš stambiojo kapitalo bei bankų aptarnavimo institucijos paversta žmonių valios ir interesų reiškėja, seniai visiems yra aišku. Bet kai buvo priimtas rinkimų įstatymas, numatantis dabar galiojantį finansavimą, tapo aišku, jog apie kokį nors politikos atnaujinimą ir Seimo atsinaujinimą kalbos jokios būti negali. Seimas apsitvėrė gelžbetoninę gynybos sieną nuo visų naujų politinių idėjų ir nuo žmonių, kurie turėtų valios keisti Lietuvoje esančią tvarką. Ta valia yra ne tik tai bandymas užkirsti kelią ateiti į Seimą naujoms politinėms jėgoms. Ta valia yra ir politinė korupcija, kurią aš drįstu vadinti šiandien nustatytą valstybinį parlamentinių partijų finansavimą. Apie tai, kaip naudojami pinigai, gėda ir kalbėti. Tai turėtų galų gale trūkti kantrybė žmonėms, kurie šitokiu būdu
ciniškai, niekingai bandomi papirkinėti. Jeigu tai vadinama rinkiminė agitacija, tai tada aš nežinau, kas yra žmonių žeminimas. Demokratija yra visų pirma naujų politinių idėjų atėjimo į politikos erdvę galimybė. Naujų politinių idėjų atėjimas reiškia naujo proto įliejimas. O demokratija yra visų pirma nepaprasto proto reikalaujanti valstybės sąranga ir tvarka. Ne ko nors kito, nes būtent protas leidžia daryti susitarimus ir sutarimus, kurie galėtų tapti visos tvarkos imperatyvų. Be susitarimų negali būti pasitikėjimo, be pasitikėjimo tarp žmonių negali būti jokios tvarkos. Tai šitie dalykai, man atrodo, šiandien yra būtini, bent jau pasakyti pačiais bendriausiais bruožais, aptarti visiškai konkrečiai, nes priešingų atveju kalbėti apie konstitucijos nuostatą, kad Lietuva yra demokratinė respublika, nedaug galėtume. Ačiū. Dėkojom gerbiamui Romualdui Ozolui. Ir iš tikrųjų reikia pasakyti, jog šitą konferenciją, apskrito stalo diskusiją rengia Nacionalinis suvienijimas už Lietuvą Lietuvoje. Tai yra vienintelė koalicija šiuose rinkimuose. Kiti pabūgo suformuoti koaliciją, kadangi yra uždėtas 7% barjeras. Ir tada kyla klausimas, ar Lietuvos įstatymai nediskriminuoja priešrinkiminių koalicijų ir neįneša reikalingos painiavos rinkėjams? Ar tikrai geriau, kai tik po rinkimų yra sudaromos koalicijos, paremtos dažnai valdžios kėdžių dalybomis tarp partijų, o ne koalicijos prieš rinkimus, paremtos idėjų ir vertybių bendrumu? Tai štai su kokiais vargais susiduria koalicijos. Norėčiau pakviesti pasakyti Gintarą Songailą, kuris yra šitos koalicijos už Lietuvą Lietuvoje politinės tarybos pirmininkas. Ačiū labai. Gali būti dvi išeitis ar siūlymų paketai, sakykime. Vienas tai yra žadinti piliečius, atkreipti jų dėmesį, kad dalyvavimas jų, aktyvumas, tai, kad jie išreiškia savo nuomonę, ypač yra svarbu šiandien, kai yra iš tikrųjų grėsmė rinkimų demokratiškumui ir kad iš tikrųjų, tai kaip pavadinkim, pavojaus varpais reikia skambinti. Labiausiai viską gerai atspindi biuletenis, kuris šiandien buvo patvirtintas Vyriausiojo rinkimų komisijoje. Tai yra biuletenis daugiamandatės apygardos, kur jums yra išdalinta ir jūs ten pamatysit, kaip tas biuletenis atrodo ir apie kokį demokratiją, lygiateisiškumą, apie kokią tai pasirinkimo galimybę iš tikrųjų piliečiams galima kalbėti, kai tokie dalykai vyksta. Apie veiklos finansavimą aš jau daugiau nesiplėsiu, tik tai dėl tų, galbūt prezidentė turėjo gerą intenciją, kad nebūtų korupcijos, kad nebūtų rėmimo iš juridinių asmenų, su visokiais išankstiniais įsipareigojimais ir panašiai. Ir galbūt ta intencija ir buvo, iš tikrųjų, uždraustas rėmimas iš partijų rinkiminių agitacijų, iš juridinių asmenų ir apskritai partijos veiklos rėmimas iš juridinių asmenų. Bet tame fone, kai iš tikrųjų dideli pinigai iš biudžeto padalinami, ir tame fone, kai net ir iš fizinių asmenų realiai labai ribotos galimybės savo veiklą finansuoti. Ir dar tame fone, apie ką turbūt čia ir Algimantas Matulevičius kalbės, kai yra daug juodų pinigų ir yra valstybės užvaldymo tokių požymių. Ir klausimas, ar tokios priemonės tikrai nėra tik imitacija ir nesuvaldo šito proceso. Ir dar tame fone, kad pavyzdžiui, kad ir dėl tų užstatų, kur 4 partijos šiuo atveju turėjo sumokėti tos užstatus,
realiai tik tai iš savo pačių narių įnašų. Net ir iš fizinių asmenų negalima to padaryti. Tai reiškia, starto pozicija net ir apskritai negali būti niekaip kitaip finansuojama, tik tai iš pačių, iš partijų narių narystės mokesčių. Tame fone tas pasiūlymas vis tik tai buvo aiškiai nepakankamai apgalvotas. Ir jisai, aš sutinku su to, ką pasakė Romualdas Ozolas, kad jis turėjo galbūt priešingą efektą, kad aptvėrė vadinamas sisteminės biudžetinės partijas Seime nuo konkurentų, nuo galimybių, nuo praktiškai beveik visų galimybių konkuruoti. Ir tas cinizmas, kur tose tų partijų viršūnėlėse buvo jau seniai įsiviešėjęs, jis dar labiau įsiviešėjęs dėl tos paprastos priežasties, kai nėra konkurencijos, sąrašo ten viršūnėlės vis tiek būna išrenkamos, nesvarbu, ką jos daro, nesvarbu, ką jos veikia per visą Seimo kadenciją. Tai tokią mes demokratiją prieiname ir dėja, tie pinigai dideli, kurie vaikšto, ar tai būtų biudžetiniai, ar tai būtų kokie nors kiti pinigai, jie taip pat, mes matome jų poveikį ir viešoje erdvėje ir žiniasklaidoje. Dėja, diskusijose dalyvauja, kaip čia buvo paminėta, iš anksto nustatyti lyderiai, rinkėjams tik reikės patvirtinti tą iš ankstinį nustatymą. Tai tokie projektuojami rinkimai. Taip, kad čia jau kalba net ne apie koalicijos diskriminavimą, bet apie partijų, kurios dalyvauja rinkimuose ir yra savarankiški politinės kampanijos dalyviai, diskriminavimą, jeigu jos sudaro koalicijos. Tai yra požymių, kad tas padaryta pakankamai sąmoningai. Na, o apie tai, kad prie partijų sąrašų yra įvardinti ten lyderis konkretus parašytas, tai šiuo atveju, aišku, kai aš vyriausiai rinkimų komisijoje paprašiau, kad jeigu yra nuostata įstatymė, kad turi būti parašyti prie partijų pavadinimų ir lyderiai, kad ir šiuo atveju turėtų būti parašyti ir lyderiai, ir taip pat koalicijos, kaip sakant, lyderis, na, tai sukėlė tokį šypseną. Apie logotipus, kad, kokie čia koalicijos logotipai, jeigu tai, nėra koks tai oficialiai registruotas logotipas, jis ir negalėjo oficialiai būti registruotas pagal įstatymus, kai jie tokie yra. Tai visą tai sukelia šypseną, kai aš paklausiu apie protingumo kriterijus, apie sveiko proto kriterijus, ar rinkėjai įskaitys, kas parašyta, ar supras, ar informacinėse biuletenėse bus pateikta, kad tos ir tos partijos iškeltas kandidatas taip pat priklauso ir koalicijai, ar tos informacijos nesuteikimas tai yra geras dalykas, ar neturėtų būti misija vyriausios rinkimų komisijos suteikti rinkėjams tą informaciją, jeigu jau jie platinti dideliais tiražais tą visą medžiagą. Turiu pasakyti, kad kai kurie komisijos nariai reagavo į tą principą, bet šiaip šiandien buvo patvirtintas jums ką tik išdalintas biuletenis, o dėl informacinių šitų leidinių tai buvo tik tai pasakyta, kad neprieštaraus, jeigu apygardose įdės ir tą koalicijos logotipą. Kiek man žinoma, apygardų komisijos veikia pagal parapinį principą ir tas neprieštaravimas nieko nereiškia. Jie arba išvis neteks jokių logotipų ir jokios informacijos, ar jo labiau ten nuotraukų, ar ten informacijos apie lyderius, arba jeigu dės, tai savo nuožiūrą. Įvairiai bus. Tai turbūt turėtume padiskutuoti, kaip taip mes priėjome prie tokios situacijos, kai to protingumo, aš jau nekalbu apie sąžiningus rinkimus, bet protingumo jau elementarių kriterijų mes neberandame. Ačiū, Gintarai. Iš tikrųjų, mums kyla labai pagristų klausimų. Vienas iš jų, ar nereikėtų paraginti Seimo skubos tvarka, priimti sprendimą, kad tos partijos, kurios negauna dotacijų, joms būtų leista gauti lėšų iš juridinių asmenų. Iš tikrųjų, mes suprantam prezidentūros intencijas, gražias prezidentės intencijas, kad stabdyta korupcija, bet iš principo situacija yra tokia, kad vieni turi deguonį ir nuo jo jau nebežino, ką daryti. Viktoras Uspaskichas televizijos laidoje gali pasakyti žurnalistai, nutilkite, nestabdykite manęs, aš užsimokėjau šitą laidą. Kitiem deguonis suspaustas ir sakoma, tai yra demokratija.
Kvėpuokite, gyvenkite. Antras klausimas, nemažiau rimtas. Ar rinkimų įstatymas, bent jau kalbant apie koalicijų galimybę dalyvauti rinkimuose, neprieštarauja konstitucijai, neprieštarauja tiem teiginiams, kas yra demokratiški ir teisingi rinkimai. Dabar norėčiau steigti žodį nepriklausomybės akto signataro klubo prezidentai, mūsų sąrašo už Lietuvą Lietuvoje pirmajam numeriu, Birutei Valionytei. Labą dieną. Jeigu 1989 metais, kai stovėjom Baltijos kely, būtų kas nors pasakę, kad reikės tokio nacionalinio susivienijimo koalicijos už Lietuvą Lietuvoje, turbūt daugelis iš mūsų būtų garsiai mintyse nusijuokę ir pasakę nesąmonę. Deja, praėjo 22 metai ir labai akivaizdu, kad tai yra būtina. Vien šitas rinkimų įstatymas ir diskriminacija rodo, kad pas mes mūsų valstybė serga, giliai serga, ir kad demokratija yra iš tikrųjų iškilęs gana rimtas pavojus. Kas yra rinkimai? Rinkimai tai yra Lietuvos piliečių valios išreiškimo būdas. Ir dėja vienintelis demokratinėje valstybėje. Šiuo atveju šitas procesas stabdomas. Gana keistai atrodo, kai vedančiosios televizijos turi lyderių laidas, kažkodėl atrinkti yra 4 ar 5 lyderiai, nors paprastai lyderius renka rinkimai, išrenka juos, o ne kažkas paskiria. Žodžiu, kažkaip panašu, kad krypstami valdoma demokratija. Tam, kad būtų diskusijai rimtas pamatas, aš nenoriu toliau kalbėti, tik noriu perskaityti vieną esminį dokumentą, kurio nuostatos buvo perkeltos į Lietuvos Respublikos konstituciją. Tai yra konstitucinis įstatymas, Lietuvos Respublikos konstitucinis įstatymas dėl Lietuvos valstybės, priimtas Lietuvos Respublikos aukščiausioje taryboje 1991 m. vasario 11 d. Pirmasis straipsnis šio įstatymo sako, teiginys. Plebiscite, kaip žinot, vasario 9 buvo balsuojama už teiginį. Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika ir iš šito teiginį plebiscite arba visuotinėje apklausoje slaptų balsavimų už pasisakė 3/4 Lietuvos gyventojų, rinkėjų. Taigi pirmas straipsnis skamba taip. Teiginys Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika, yra Lietuvos Respublikos konstitucinė norma ir pamatinis valstybės principas. Antras straipsnis. Šio įstatymo pirmajame straipsnėje suformuluota konstitucinė norma ir pamatinis valstybės principas gali būti pakeistas tik Lietuvos tautos visuotinės apklausos skliausteliuose plebiscito būdu, jeigu už tai pasisakytų ne mažiau kaip 3/4 Lietuvos piliečių turinčių aktyviąją rinkimų teisę. Kaip žinot, šitas pirmo straipsnio teiginys buvo perkeltas tiesiogiai į Lietuvos Respublikos konstitucijos pirmąjį straipsnį. Taigi, 91 metais lietuvių tauta labai aiškiai pasisakė už demokratinę valstybę. Ir pasisakė ne bet kaip suprasdami ir visa širdimi trokšdami būti tokiais, todėl kad iš tikrųjų tai yra mūsų geros gyvensenos ir jautimosi demokratinėje valstybėje aukščiausia išraiška. Šiandieną šitos galios yra akivaizdžiai varžomos. Nebenoriu aš daugiau nieko kalbėti, nes aš žinau, kad kitas po manęs kalbėsiantysis šitą temą gvildens daug giliau ir išsamiau. Čia tebuvo tik įžanga ir nuoroda į mūsų pagrindinį Lietuvos valstybės dokumentą. Ačiū, gerbiama Birutė. Dabar žodis teisininkams, 2 advokatams.